Sveiki, Sigitai, tai reikėtų, kad susirasti lenkų kalbą, tai reikėtų naudotis online translation funkciją, nes offline translation tai yra populiariausios kalbos ir veikia offline translation be interneto balsu, bet tik tais rusų ir kitom populiariausiam kalbom, pavyzdžiui, šitom visom, ar ne? O jeigu norit naudoti vertimą be interneto, tai veikia input translation, tai reiškia veikia tekstu, tekstinis vertimas be interneto. Taigi, jum, kad susirasti lenkų kalbą, pradžiai reikia šitą įrenginį prijungti prie interneto, eiti online translation. Čia, pavyzdžiui, pasirenkam lietuvių, o kitoj pusėj, žodžiu, susirandam Polish yra. Einam į apačią, tai reikėtų ir, žodžiu, Polish šita kalba, bet Polish vadinasi, jeigu angliškas yra pas jūs meniu. Tai po persų kalbos, kita yra Polish. Tai turėtų būti Sigitai. O jeigu kartais nerasite, tai būtų gerai, kad nufilmuotumėte kalbas visas, kaip čia einat ir aš tada pasižiūrėčiau, nes įmanoma, kad gal kažkas ne to tada su įrenginiu, tada be problemų pakeistume jum į naują. Tai ačiū jums labai, Sigitai, už dėmesį.